Sveiki visi, savaitinė apžvalga 24 diena rugsėjo. Pradėkime galbūt nuo kainų pokyčių, taigi market cap'as šiuo metu yra 220 milijardų. Per 7 dienas jisai pakilo 20 milijardų. Bitcoino dominavimas, manau, bus tikrai nukritęs. Per 7 dienas, taigi siekia beveik 56% ir šiuo metu jis yra 52%. 4% Bitcoinas prarado savo dominavimą. Pats Bitcoino kaina per 7 dienas prieš savaitę kainavo 6300, šiuo metu kainuoja 6600, taigi $300 pakilo Bitcoinas per savaitę, bet didžiausius šuolius šią savaitę padarė Ripple, beveik 2 kartus pakilo iki 52 centų, Stellar 30% iki 26 centų, Cardano 26% pakilo. Ir jei neklystu, Electroneum taipogi netgi daugiau nei 2 kartus pakilo. Electroneum per 7 dienas 121%. Tikrai labai daug pakilo Electroneum su Ripple. Ir dabar einam prie šiokių tokių naujienų. Taigi pirmoji būtų, kad YouTube'o, Twitch ir Wikipedijos turinio kūrėjai jau gali priimti kaip ir paramą Ripple kriptovaliuta. Taigi naudojant štai šį extension, tai kuris vadinasi Coil, ir per jį galima priimti kriptovaliutą Ripple kaip paramą. Jeigu gerai suprantu, kaip tai turėtų veikti, tai kas norėtų paremti vieną ar kitą kanalą ar turinio kūrėją, turėtų prisiregistruoti prie tos Coil sistemos ir užsisakyti mėnesinės prenumeratas, tai kaip ir užsiregistruoti už kažkokią tai sumą, nežinau tikrai kiek tai kainuoja, ir jums daugiau nieko nereikėtų daryti, tiesiog kai apsilankote pas kažką kanale arba perskaitote Wikipedijoje kažką ir automatiškai tie turinio kūrėjai gaus kažkokią mažą dalį Ripple kriptovaliutos, jeigu aš gerai suprantu, bet kaip čia rašoma, maždaug taip turėtų ir veikti. Toliau būtų Japonijos kriptovaliutų keitikla buvo nuhakinta, apie $60 milijonų vertės Bitcoino pavogta. Kaip matome, keitikla buvo Zaif ir hakeriai pavogė beveik 6000 Bitcoino. Nemanau, kad čia doleriai, čia turėjo būti Bitcoinai. Ir prie pavogtų kriptovaliutų galima priskirti Bitcoin Cash ir Monocoin. Taigi šias 3 kriptovaliutas pavogė hakeriai iš štai šios keitiklos. Bet kas įdomiausia, kiek suprantu, jie renka pinigus ir jau kaip ir $44,5 milijono vertės surinkta ir jie tikrai žada ir nori atlyginti nuostolius visiems tiem, kas prarado pinigus. Taigi tai dar vienas pavyzdys, kad galbūt pagalvokite dar kartą, ar verta kriptovaliutas laikyti keityklose, nes tikrai ne visos sureaguos taip ir pradės rinkti pinigus, kad jums atlygintų nuostolius, kai kurios gali tiesiog paimti ir užsidaryti ir jūs tikrai nebematysite nei savo Bitcoino, nei kažkokios kitokios kriptovaliutos. Toliau būtų Prancūzija, taigi Prancūzija priėmė naujus reglamentus ICO požiūrių, kaip ir pakeitė politinį požiūrį į ICO ir nori tapti Europos ICO sostinė. Taigi jie šios pakeitimus priėmė visai neseniai, nors jie buvo siūlomi daug anksčiau. Tai kaip suprantu, Prancūzija leis be problemų kurtis ICO startupams ir dar jie sumažino mokesčius, kas susijęs su kriptovaliutomis. Ta visą patvirtino ekonomikos ir finansų ministras, taigi Bruno Le Maire, savo Twitteryje. Taigi jie nori pritraukti į Prancūziją naujus kripto startupus. Ir tie startupai, manau, gali būti iš kitų šalių. Jie suteiks tiems startupams kaip ir vizas, kad jie galėtų plėstis Prancūzijoje. Ir kaip čia rašo, kad Prancūzijos vyriausybė neslepia savo ambicijų, kad padarytų Prancūziją ICO sostinę, nes jie nenori praleisti blockchaino revoliucijos. Ir dar vienas įdomus dalykas tas, kad PSG, vienas turtingiausių pasaulio futbolo klubų, svarsto išleisti savo kriptovaliutą, kuri padėtų labiau galbūt bendradarbiauti su savo fanais ir nesvarbu, kurioje šalyje tu gyventum, taigi jie nori tam sukurti kriptovaliutą, kad visi galėtų prisidėti vienaip ar kitaip prie PSG klubo. Dar viena panaši naujiena yra su Juventus futbolo klubu, taigi jie nori išleisti savo taipogi tokeną,
kuris vadintųsi Juventus Official Fan Token. Ir Juventus fanų pasaulyje yra daugiau negu 340 milijonų. Jie šį dalyką daro tikriausiai dėl panašių priežasčių kaip ir PSG. Taigi jie turėdami tuos Juventus fanų tokenus, tarkim, galės dalyvauti įvairiuose balsavimuose ir taip toliau. Ir dar vienas dalykas, kad jie vietoj Initial Coin Offering darys Fan Token Offering. Taigi viskas, manau, vyks taip pat panašiai kaip ICO, tik tai, kad su kitokiu pavadinimu. Ir jie planuoja šį tokeną išleisti jau kitų metų pradžioje. Na, manau, su tokiom didelėm komandom futbolo kaip PSG ir Juventus, kurios kalba apie kriptovaliutas, kalba apie savo tokenų išleidimą, manau, vis daugiau žmonių sužino apie kriptovaliutas, apie blockchaino technologiją, daugiau reklamos duoda pačioms kriptovaliutoms ir, manau, tiesiog stumia visą blockchainą į mainstreamą. Toliau būtų Nasdaq. Kaip čia rašo, kad jie perka švedišką keityklą, kuri palaiko bitkoiną ir kad niekas negali sustabdyti, virusas plečiasi. Bet jį pataisė, kad tai nėra keitykla, jie neperka keityklos, jie perka technologijos tiekėjus. Taigi jie perka, kaip suprantu, tą įmonę, kuri kuria keityklas. Ir manau, Nasdaq tai daro tikrai nebe priežasties. Taip pat panašus dalykas yra ir Hongkonge. Hongkongo akcijų biržų keityklos taipogi ieško blockchainų firmų, kurias galėtų įsigyti. Kita naujiena būtų Coinbase. Coinbase labai stipriai plečiasi ir labai greitai plečiasi. Atidarė savo naują ofisą Wall Street'e ir kaip matome jų planuose, kuriuose pranešė šių metų vasario mėnesį, jie sakė, kad iki metų galo nori padvigubinti savo darbuotojų skaičių iki 500, bet jie tai padarė per 8 mėnesius, taigi viskas vyksta daug greičiau pas Coinbase negu tikėtasi. Kaip matome, kažkur prieš savaitę buvo atidarytas jų naujasis ofisas New York'e, Wall Street'e. Ir dar šį mėnesį Coinbase įkūrėjas Brian Armstrong buvo užsiminęs, kad jie palaiko šiuo metu tik tai kelias kriptovaliutas, bet jisai užsiminė, kad galbūt greitų metu šis skaičius išaugs iki 1000. Kaip ir rašo, kad kiekviena labdara, kiekvienas fondas, nauji tipai decentralizuotų organizacijų ar aplikacijos visi turės savo tokenus. Ir Coinbase nori būti tas didžiausias tiltas pasauliui, kuris leistų jums įsigyti vienokių ar kitokių tokenų, atsiskaitant fiat valiuta. Na tikrai, manau, jie sėkmingai eina link savo to tikslo, nes plečiasi tikrai labai greitai. Toliau būtų kita keitykla, taigi Circle nupirko Poloniex šių metų pradžioje, kaip matome, ir jos suprekiavimas šios keityklos padidėjo 190%, taigi netgi 3 kartus ir, kas įdomiausia, aplenkė tokią keityklą netgi kaip Bittrex. Taigi Poloniex, kaip rašo, yra viena seniausių kriptovaliutų keityklų markete ir po tikrai ilgo laiko sugrįžo tarp kriptovaliutų keityklų kaip ir lyderių, manau, sugrįžo į kažkur top 15, top 20. Kaip matome, iki 2015 metų Poloniex buvo viena didžiausių keityklų kartu su Coinbase, bet pradėjus atsidarinėti tokiom keityklom kaip Bittrex, Bitfinex, Binance, OKExchange, Huobi, HitBTC ir taip toliau, Poloniex sulaukė vis mažiau dėmesio, vis mažiau naudotojų pradėjo naudotis Poloniex, rinkosi kitas kriptovaliutų keityklas. Ir kaip matome, Circle surinko $400 milijonų, kad nupirktų Poloniex keityklą. Taigi jie įsigijo šią keityklą, daug kas tai vertino kritiškai, kad tikrai neapsimoka mokėti tokių milžiniškų pinigų už keityklą, kurios gyvavimo laikas galbūt jau yra prie pabaigos. Kaip matome, praėjus 2-3 mėnesiam Circle komanda pamatė, kad Poloniex buvusi komanda tiesiog ignoravo naudotojų laiškus. Tų laiškų nusiskundimų buvo virš 150 000. Ir į šiuos nusiskundimus nebuvo atsakyta. Taigi Circle komanda iš karto pasamdė daug daugiau komandos narių, kad užsiimtų būtent šią veiklą, kad atsakinėtų į žmonių nusiskundimus ir padėtų žmonėms išspręsti vieną ar kitą problemą susijusią su Poloniex keitykla. Ir per 7 mėnesius, štai matome, Circle pavyko sugrąžinti Poloniex tarp top 20 kriptovaliutų keityklų. Toliau būtų Brave naršyklė. Jie pradės naudoti blockchaino startupo Civic patvirtinimo paslaugas. Jie Civic naudos, kad nustatytų leidėjų asmenybės.
kad patvirtintų leidėjo asmenybės. Taigi šios dvi kriptovaliutos susipartneriavo, taigi matome Basic Attention Token šiuo metu market capas yra 170 milijonų beveik, o Civic turi 40 milijonų market capą. Taigi šios dvi kriptovaliutos kaip ir dirba kartu. Manau, Civic su laiku vis daugiau suras partnerių, kurie atras, kur galima panaudoti Civic. Manau, tas pats bus su Selfkey ir The Key. Šie trys projektai yra, manau, lyderiai tarp asmenybės patvirtinimo ir panašiai. Toliau būtų ta pati Brave naršyklė. Taigi jos įkūrėjas, jisai spėja, kad kitais metais, kas naudosis Brave naršyklę ir bus įsijungęs reklamas, gali tikėtis per metus gauti apie $70. Na taip atrodytų visai neblogai, vis tiek mes, kad ir naudojamės dabar Google Chrome ar Firefox, negauname absoliučiai nieko, kad ir tas $70 tikrai geriau nei nieko, bet nežinau netgi ar verta, nes jeigu turėtų matyti visas reklamas, tas visas YouTube reklamas prieš video, per video, kai kuriuose būna labai daug netgi, kas kelias minutės, ir visas Google Ads ir taip toliau, aš nežinau ar verta būtų naudoti Brave naršyklę, kad gale metų gautum tarkim $70, bet turėtum žiūrėti visas reklamas. Galbūt jie padarys, kad Brave naršyklėje reklamos veiktų visiškai kitaip ir galbūt nebūtų tokios erzinančios, kokios yra dabar. Ir dar jos spėjimas yra, kad po 2 metų žmonės gali tikėtis per metus uždarbio $320. Taigi pasižiūrėsime, kaip viskas vyks. Taigi labai įdomu, kada bus pilnai paleista Brave naršyklė, kada bus viskas aiškiai ir suprantamai paaiškinta, kaip turi Brave naršyklę su BAT tokenu veikti. Toliau kita naujiena būtų iš Dubajaus. Taigi Dubajus stato savo blockchainų paremtą vyriausybę. Ir kaip matome, Dubajus nori būti gudriausias ir laimingiausias pasaulio miestas. Kaip čia rašo, jie dabar darys internetinius apmokėjimus naudojant Dubai Pay ir jie bus paremti blockchainų technologija. Taigi tai dar vienas žingsnis ties Dubajaus tikslo, kad Dubajus būtų pirmasis miestas pasaulyje, kurio vyriausybė būtų paremta blockchainu. Ir jie tai planuoja padaryti iki 2020 metų. Dubajaus vyriausybė ir dabar dirba ties 20 būdų, kur dar galima būtų panaudoti blockchaino technologiją. Ir Dubajaus vyriausybė turi strateginės partnerystės su IBM arba Consensys. Ir šios dvi firmos padeda Dubajaus vyriausybei kaip patarėjai, taigi pataria blockchaino klausimais. Ir ką pabrėžia, kad šiuo metu nėra pinigų pervedimų realaus stebėjimo, kaip galima stebėti pervedimus realių laiku, bet su blockchaino technologija tas bus įmanoma. Taigi bus galimas stebėjimas realių laiku visų pervedimų. Ir tai tikrai padės Dubajaus vyriausybei būti kaip ir skaidresniai. Toliau būtų netgi ne naujiena, tiesiog priminimas galbūt netgi savo būtų apie Navcoin, nes Navcoin buvo mano vienas iš pirmųjų coinų, kurį aš pirkau kažkur prieš 1,5 metų ir kažkaip nuo to bumo sausio mėnesio niekas nerašė, niekas nekalbėjo apie Navcoiną ir galvojau, užeisiu į jų Twitterį ir kaip matom, jie turi savo demo versiją, kaip turėtų veikti jų NavPay, tai yra kaip ir mokėjimo sistema. Toliau dar kas patraukia akį, kad jie siūlo visiems prisidėti prie Navcoin. Ir nesvarbu, jūs neturite būti kažkoksai IT specialistas, kad mokėtumėte programuoti ir taip toliau ir panašiai, bet galite visai kitaip prisidėti prie Navcoin projekto ir žinoma už tai gauti kažkokį tai atlygį. Taigi kam įdomu, paliksiu šią nuorodą komentaruose. Navcoin šiuo metu kainuoja 37 centus, market capas 23,5 milijono. Kas būtent patraukė akį prieš 1,5 metų, tai buvo būtent štai šis Navcoin logotipas. Man jisai tikrai atrodo labai originaliai ir profesionaliai. Nežinau kaip jum. Manau, logotipas neturėtų būti paskutiniai vietai. Toliau būtų Binance. Taigi Binance pridėjo prieš šias dienas Trono ir Binance Coino poras, keitimosi poras. Ir dar vienas įdomus dalykas, kas įvyko prieš 3 dienas, kad Binance pridėjo PAX tokeną. Tai PAX tokenas veiktų taip pat kaip Tether, vienas PAX lygu $1. Ir kaip suprantu, jie pasitikė PAX tokenu galbūt labiau negu Tetheriu, nes pats PAX'as, kaip suprantu,
susisiekė su viena geriausių audito firmų ir, kaip suprantu, bus tikrinami balansai kiekvieną mėnesį, ar atitinka PAX ir dolerių balansai pas juos. Jei tai tiesa, tai tikrai labai gera naujiena, nes galbūt nereikės spėlioti, ar Tether tikrai paremtas dolerių, ar jie tikrai turi tų dolerių savo rezervose ir taip toliau ir panašiai. Jeigu mes turėsime, tarkim, PAX tokeną, kuris bus reguliariai tikrinamas, reguliariai atliekami auditai, patikrinti jų balansus, tai tikrai yra labai gerai. Na ir paskutinė naujiena, taigi Icon paleido savo trečią versiją mainneto ir išleido antrą Yellow Paperį. Taigi šis mainnetas buvo paleistas 17 rugsėjo ir dabar, kaip jie sako, kad oficialiai Icon galima statyti prie tokių smart contract platformų kaip Ethereum, NEO ir EOS. Ir ką dar jie primena, kad jeigu nelaikote savo Icon keityklose, jūs turite nepamiršti, kad token swap iš Ethereum ICX tokenų į mainneto ICX tokenus turi būti padarytas iki šio mėnesio 25 dienos, taigi rytoj paskutinė diena yra tai padaryti. Kaip matome, yra ir video tutorialas, kaip tą padaryti, kas dar nepadarė. Tikrai, jeigu rytoj paskutinė diena, visiems siūlau, kas dar nepadarė, šiandien pasidaryti. Šį tinklapį taipogi paliksiu savo komentaruose. Tiek būtų šiai savaitiniai apžvalgai. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.